Taigi labas, kaip čia su tais dabar dėgymais iš USB? Pirmas mūsų įrankis, ta Microsoft sukurtas įrankis, kurį galima pasisiūti iš oficialios svetainės, įsidiegti ir puikiai kurti USB. Sekantis bus nešiojama programėlės versija, gana įdomi tokia modern tuning, tipo padvasmiorka padaryta kažkas tai, bet programėlė nebloga, gerai dirba. Sekanti programėlė bus taip pat nešiojama programos versija, gerai dirbanti programa, mes su ja ir apsistosim, su ja ir padirbsim, pabandysim padiegti. Taip, kad pasižiūrėsim, kaip čia dabar bus. Taigi pradėsim dirbti. Turim parsisiuntę programėlės, paprasčiausiai mes ją pasileidžiam, aišku, sutinkam su paleidimu, sutinkam su sąlygom, ir viso, mūsų programėlė jau kaip ir dirbanti. Dabar belieka mums ką? Susigalvoti, ką mes norėsim diegti. Iš kontekstinio meniu šito mes matome, čia, kad tikrai yra daug sistemų galima įdiegti. Tiek 32 bitų, tiek 64 bitų sistemų. Bet kuo man jinai patinka, kad jinai taip pat gali padaryti užsikraunamą į atmintuką ir Vista Windows, ir Windows 7, ir Windows 8, prašau. Dirbam, dariau, puikiai dirba, puikiai varo, puikiai važiuoja, tik tai norėk ir dirbk. Aišku, reikia norėti noro. Bet šiame tikriausiai video aš padarysiu Ubuntu. Kažkur tai lyg tai turėjau parsisiuntęs į ISO ir mes pabandysime jį susirasti ir pasileisti. Pasižymėjome viršutinę eilutę, kad mes diegsime Ubuntu. Antroje eilutėje, antram žingsnį, pas mus dabar yra raudonai parašyta. Tai mums reikia susirasti, kur mūsų tas ISO yra. Ką darysi? Teks mums pavažiuoti. Vot, iš karto pas man jis ir stovi. Aha, puiku, labai gerai pataikiau. Vienu žodžiu, kaip tik vieną ir turi. Pasižymėme mes tą Ubuntu ir spaudžiame Open. Vat ir atsidarė jisai. Aišku, prieš padedant dirbti turėtų būti prie kompiuterio jau prijungtas USB atmintukas jūsų paruoštas tuščias. Vat. Tada trečias žingsnis yra, mes ką padarome. Pasižymime, pas mus bus H atmintukas šitas, ne? Vat, mes galim netgi kompiuterį kaip ir pasižiūrėti. Vat šitoj vietoje pas mus yra šitas jo atmintukas. Jį kaip įdiegs, aišku, biškai ir vardas pasikeis, bet čia tas nėra esmė. Ir ką? Pradėsime diegti. Pasižymime, kad formatinti viską. Ir pradedame dirbti. Kadangi pas mus iš tai eilutė pasikeitė, buvo raudona, dabar žalia, vadinasi, ISO failą programėlė atpažino, programėlė yra gera, jos nereikia diegti, ir paprasčiausiai viską šitą mes pasidarė, ką pavarom ir darom kurti. Taip, viską mes šitą norime padaryti ir jeigu mes norime praėjome su žingsnius ir spaudžiam yes. Ir viskas, matom, kad mūsų programėlė pradėjo dirbti. Žiūrėsim, ISO failas nėra labai didelis, gal čia gana greitai viskas mum ir praeis. Vieną žiūrėsim. Vat, prašau. Jisai pradėjo man jau daryti šitą viską. Daro kuo puikiausiai. Daro. Tai kiek man šito laiko užims, tai aš nežinau, kad nelabai tas didelis gautųsi tas ir ISO. Ne tai, kad didelis ISO tai nėra didelis, bet kad jis man, kad neužimtų labai daug, jisai man laiko. Vat. Ar čia mes laiką matom šiokį tokį. Žiūrėsim, kas čia pas mus dabar gausis. Po to, aišku, mes vėl eisim į kompiuterį, atsidarysim USB atmintuką ir pažiūrėsim. Jeigu pas mus yra ten visi failai, tai kodėlgi ne? Viskas ok, tada. Galima tada diegti, bet reikia mums sulaukti dabar pabaigos. Žiūrėsim, kas čia gausis su ta mūsų pabaiga. Programėlė viską padaro pati. Aš nežinau, čia man tai... Kiek man teko su ja dirbti, tai man gliukų su ja nebuvo. Kiek Linux'o aš dariau, užsikraunant į atmintuką, kiek Windows'o teko daryti, ir 7, ir Vista, ir 8 tą patį.
Tikrai visas dariau. Viskas kuo puikiausiai. Vat, prašau, dirbam, kuo puikiausiai. Ir ką mes gauname? Vse. Jau mūsų atmintukas yra sukurtas. Mes matome complete, kad viskas yra atlikta. Užsidarom programėlę. Nu ir vse. Dabar ką mes padarysime? Dabar mes nueisime į kompiuterį ir atsidarysime savo atmintuką ir pasižiūrėsime, kaip čia kur tas mano kompas. Va. Ar viskas pas mus yra. Atsidarome į. Vat, prašau. Atmintukė visi failai yra. Viskas kuo puikiausiai. Vat mes ir turim labai paprastai ir gana nesudėtingai USB užsikraunant atmintuką. Galime dėkti sistemą iš USB. Aišku, tas yra labai aktualu dabar, kai kompiuteriai kai kurie jau nebeturi optinio įrengio, vadinasi, birumų tuo liaudiškai. Taip, kad šita programėlė yra iš tikrųjų vertinga, tikrai gerai dirbanti, pats dirbau ne vieną kartą ir faktiškai per visą darbą, kiek aš su ją dirbau, gliuko nebuvo ne vieno. Taip, kad aš ją ir siūlau. Gal po to pabandysim dar kokį gal 7 padaryti. Nu, žiūrėsim, kaip čia man tas video išeis. Tai kol kas su šitu Linux Ubuntu pabaiga. Baigiam.